Tai manau, nieko nelaukime, keliaukime prie praktinių bandymų. Pats lazerinis suvirinimas yra nuo 4 iki 10 kartų greitesnis. Sveiki visi, su jumis sveikinasi Suvirink LT ir aš suvirinimo mokytojas Tomas. Ir šiandieną ketiname jums pristatyti naujuosius Forbi suvirinimo lazerius bei pačią lazerinę suvirinimo technologiją. Kalbant apie šios suvirinimo lazerius, reikėtų paminėti, kad pats lazerinis suvirinimas yra nuo 4 iki 10 kartų greitesnis suvirinimas lyginant su tik suvirinimu, bei nuo 2 iki 4 kartų greitesnis suvirinimo būdas lyginant su tradiciniu MIG suvirinimo būdu. Tai būtent lazerinis suvirinimas ir pasižymi tuo greitumu, labai geru pravirinimu, paprastumu mokantis suvirinimo bei švaria gražia sule, ką šiandieną jums ir pademonstruosime. Pristatysiu 1,2 kW suvirimo lazerį, kartu mes su juo neužilgai eisime pavirinti. O dar prieš tai norėčiau paminėti, kad galite įsigyti nuo 1,2 kW iki 3 kW suvirinimo lazerius. Taip pat šis yra oro aušinamas, tačiau galite įsigyti tiek oro, tiek vandeniu aušinamą suvirinimo lazerį. Kartu su jais atkeliauja ir visos reikalingos medžiagos jų eksploatavimui ir kasdieniniam naudojimui. Kadangi lazeris gali virinti skirtingo diametro viela, jūs iš karto gaunate skirtingus ratukus, skirtus nuo 0,8 iki 1,6 mm vielai, visus reikalingus angaliukus, vidinę bei išorinių kampų taip pat skirtingų dydžių angaliukus, reikalingas žarneles dujom, vielos padavimui, skirtingus pajungimo laidus, skirtus susijungti suvirinimo aparato tiekimą su pagrindiniu šaltiniu, papildomus lęšiukus pakeitimui, jeigu netyčia suvirimo metu sudegintumėt naudojamą lęšiuką, visas reikalingas apsaugos priemonės bei kelias papildomus aksesuarus skirtus aparato valymui. Prieš atliekant suvirinimo darbus, mums reikėtų susirinkti mūsų suvirinimo aparatą. Ir čia iš tikrųjų labai paprastas procesas, labai panašus į pusautomačių surinkimą. Ką mums reikėtų padaryti, tai pradėti nuo vielos įsidėjimo. Sekantis žingsnis yra vielos šarvo pajungimas. Tiesiog įsidedam šarvą ir jį priveržiam. Ganėtinai paprastas ir lengvas procesas. Tada, žinoma, prasistumiam savo suvirinimo vielą į suvirinimo šarvą ir prisispaudžiame mūsų vielos tiekimo ratukus. O dabar liko susijungti mūsų vielos padavimo mechanizmą su pačiu šaltiniu. Ir čia viskas ganėtinai paprasta. Įsijungiame pridėtus laidus prie mūsų vielos tiekimo mechanizmo. Tada lygiai tą patį padarome prie šaltinio. Na ir žinoma, viską susijungiam į elektros šaltinį, naudodami tam skirtus pridėtus laidus. Dar vienas labai svarbus dalykas, kurio nereikėtų pamiršti, yra dujų pasijungimas. Ir čia mes turime kiek kitokią nei suvirintųjų įprastą jungtį, kuri iš tikrųjų yra labai patogi ir labai pagreitins jūsų dujų pasijungimą prie suvirinimo aparato. Na ir paskutinis žingsnis, kurį reikėtų padaryti, tai susirinkti mūsų degiklį. Ir čia viskas paprasta. Pradžioje reikėtų įsidėti mūsų atstumo reguliavimo žnyplytes. Jas švelniai prisiveržti. Tada įsidedam atstumo angaliuką. Dar truputėlį prisiveržiam. Kai viską gerai susivaržėm, mums reikėtų pagal mūsų vielos diametrą įsidėti tam skirtą vielos kreipimo angaliuką. Jį taip pat lengvai prisiveržiam. Čia kaip ir MIG/MAG suvirinime jėgos per daug nereikia. Sekantis žingsnis, kurį atliekame, tai yra mūsų lazerio spindulio kreipimo angaliuką prisisukam prie lazerio spindulio atstumo koregavimo angaliuko. Na ir įsidedam jį į lazerio degiklį.
Na ir paskutinis žingsnis susirinkus visą degiklį būtų nusistatyti mūsų vielos kreipimo mechanizmą taip, kad jisai keliautų per lazerio angaliuko krypties dantukus. Na ir iš tikrųjų tikrai ganėtinai nesunkiai susirinkome mūsų lazerinio suvirinimo aparatą ir viskas, ką liko prieš suvirinimą, prasistumti mūsų vielą. Tai čia vėlgi turime labai paprastą valdymą, paspaudžia mygtuką ir viela yra automatiškai praslenkama pirmin. Tačiau po kiekvieno suvirinimo lieka vielos iškiša. Ir čia mums nebereikia nukirpinėti suvirinimo repliam tos vielos iškišos, turime mygtuką, kuris tą vielą grąžina atgal. Tai šie Forbi lazerinio suvirinimo aparatai gali virinti tiek juodą, tiek aliuminį, tiek kitus spalvotus metalus. Tai manau nieko nelaukime, keliaukime prie praktinių bandymų ir prieš tai panagrinėkime šio suvirinimo aparato meniu. Tai pats suvirimas yra nustatomas per dviejas vietas. Pirmoji vieta yra vielos padavimo tiektuvas. Ir čia mes galime pasirinkti visus su vielos padavimu susijusius nustatymus, bet renkantis paprastesnį kelią, mums užtenka pasirinkti tik tais vielos greitį, kurį rasite instrukciją. Taip pat čia galima pasirinkti vielos padavimo režimą, tai paprastą arba pulsinį režimą. Nusistačius mūsų suvirinimo vielos padavimo greitį, tada reikėtų nusistatyti ir mūsų srovės šaltinį. Ir čia mes turime netgi 9 slotus įsisaugoti mūsų nustatymus, o pagrindinis nustatymus, kurį reikėtų keisti prieš suvirinimą, yra peak power, kas reiškia mūsų srovės stipri. Peržiūrėjome meniu, o dabar galime keliauti prie pačio suvirinimo. Ir tam mes naudosime 1,2 Forbi nevariuotą suvirinimo vielą, 0,8 mm storio juodo plieno plokšteles ir argono dujas. Šiaip pačiam suvirinimui galima naudoti azoto bei argono suvirinimo dujas. Na ir pradėkime bandymą nuo 0,8 mm storio sandurinės siūlės. Na, kaip matėte, iš tikrųjų labai paprastas ir greitas procesas. Ir, na, turime tikrai labai gražią siūlę, be jokio įsitaškymo. Viskas tikrai labai paprasta. Pabandom dabar dar ir prijungti kampinę siūlytę. Na ir gavome dar vieną labai puikią siūlę su tikrai labai geru pravirinimu. Na ir kaip matote, metalas tik atsuvirintas, o jį galima laikyti su pirštiniu. Tai tiek būtų su 0,8 mm storio metalu. Keliaukime prie truputėlį storesnio iššūkio. Na, o dabar pabandykime suvirinti 2 mm storio juodo plieno plokštelės. Vėlgi, plokštelės visiškai neruoštos, neapdirbtos. Virinam tokias, kokias jas galite nusipirkti kiekvienoje parduotuvėje. Ir viskas, ką mums reikėjo pasikeisti, tik tai mūsų vatus. Tai iš 600 pasididinam į 800 vatų ir galime virinti toliau. Na, iš tikrųjų gavom tikrai labai puikų rezultatą. Juodo plieno plokštelės, turime baltą siūlę, vos ne kaip nerūdijančio plieno. Na, manau, pasižiūrėkite ir keliaukime prie pačio nerūdijančio plieno. O dabar pratestuokime mūsų suvirinimo lazerį ant 2 mm storio nerūdijančio plieno plokštelių. Tai turime tokį gaminuką, specialiai susikabinau jų su tarpais, nelygiai, pasižiūrėsime, kaip lazeris gali sutvarkyti su tokio tipo darbais. Ir viskam naudosime 1,6 mm storio nerūdijančio plieno vielą bei tas pačias argono dujas. Na ir galią nusistačiau 900 vatų. Tai žiūrėkime, kaip lazeris sutvarkys su šią užduotimi.
Na ir turime tikrai labai gerą pavyzdį, kai be didelių pastangų galima pasiekti nuostabų rezultatą. Tai tikiuosi, jums patinka tai, ką matote, o aš gal dar pabandysiu ant išorinio kampo pažiūrėti, kaip šitas aparatas susitvarko su juo. Ok, tai pabandykime išorinį kampą, nieko absoliučiai nekeičiau nustatymuose, pasikeičiau tik tai tam skirtą galvutę ir žiūrime, kaip aparatas susitvarkys su šia užduotimi. Na, tikriausiai nereikia nesakyti, matėte patys, lazeris labai sklandžiai virina tokius kampus. O dabar keliaukime suvirinti aliuminę. Ir čia mes turim 3 mm aliuminio plokšteles bei visus 1200 W, kadangi aliuminis, na, jisai reikalauja truputėlį daugiau srovės. Tai 1200 W, 90 cm/min tiekimo greitis, argonas ir aliuminis. Žiūrime, kaip gausis. Na, tikrai labai greitas ir paprastas procesas. Tikriausiai greičiausiai mano suvirinta aliuminis siūlė. O dabar, manau, dar pasibandykime kitą pusę virinti su pulso režimu. Labai nuostabiai, paprastai vykstantis darbas. Tai kviečiu pažiūrėti rezultatus. Na tai kaip matėte, Forbi lazerinio suvirinimo aparatai puikiai susitvarko tiek su nerūdijančiu plienu, tiek su aliuminiu, tiek su juodu metalu. Ir manau, tikrai tai yra puikus įrenginys, kuris gali puikiai dirbti suvirinimo dirbtuvėse, tiek pas paprastą vartotoją, tiek didelėje pramonėje, kadangi jo darbinis ciklas yra 24 valandos, kas tikrai yra labai svarbu. Na, o viso suvirimo metu naudojame Forbi bei Tolas suvirimo vielas. Ir čia tikriausiai laikas yra atsisveikinti. Tad jeigu norėtumėte įsigyti Forbi produkciją, ją galite rasti Suvirink.lt fizinėje bei internetinėje parduotuvėje. O aš turiu jums ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų. Visa.